Aneta, ar žinai tokį žodį? Farvateris. Ne, kas čia? Nežinai, kas yra A, farvateris? nežinau, kas yra farvateris. Farvateris tai yra va šitas laivų takas. Arba kitaip dar sakant, kanalas. Ir jisai yra žymiai gilesnis, negu šiaip žmonėms visada atrodo. Visi galvoja, nu pavyzdžiui, įlipi kur nors, toj pačioj prie Svencelės. Eini negilu ir kur yra įplaukimas į uostą, yra farvateris, yra toksai kanalas ir kuo jis yra gilesnis, tuo didesni laivai gali patekti. Ir Klaipėdoje dabar yra tokios daromos reformos, kad yra gilinamas kanalas, dėl to, kad dar patobulint visą laivybos eismą, kad galėtų atplaukti didesni laivai, o jeigu didesni laivai, tai jie ir daugiau gali būti pakraunami. Taip. Ir visko žymiai daugiau vyksta. Tai va. Kaip faina. Geros prisigaudžiau info. Geros. Nu, man patinka žodis farvateris. Farvateris. Ir dar vienas svarbus dalykas yra apie bangų lūžius. Tik, kad čia nėra bangų. Nu, tu nuplauktum ten prie jūros, Aha, ten yra. Išteka šitas marių vanduo jūra, ten yra visada per audras bangos ir ten yra bangolaužiai, molai, kurie irgi yra rekonstruojami. Geras. Nu, labai tikrai giriam iš tikrųjų visą tai, kad visą tai yra sparčiai keičiasi, viskas gerėja ir patogėja. Tai labai faina. Po šito projekto aš galėčiau dirbti gidu. Tai gal dirb? Vat, Keis profesiją. Kelionės su Vidu Bareikiu nuo Vilniaus iki Klaipėdos per Kuršių neriją. Labai gerai, aš su šeima keliausiu. Norit įsigyti abonementą kasmetinį? Taip, kiekvienais metais. Užsakėte šaltibarščius? Eik savo, viskas, mes čia dar potausim. Ir tu persirengiai? Aš persirengiu, man trupučiu, kad norisi vėsumos. Tau kada nors šovė galva, pavyzdžiui, pakeliauti kruizu, norėtum? Aš labai norėčiau, bet niekada neteko. Bet ar tikrai norėtum? Tikrai norėčiau. Nu, aš žinai, kaip pasižiūriu, aš netgi vieną kartą pamačiau čia labai didelį kruizinį laivą atplaukusi ir tada iš karto YouTube'e pasižiūrėjau, kaip tai yra viduj. Taip. Tai tengi kosmosas. Tai yra kaip ant žemės kažkur tai... Viešbutis ant vandens. Taip, viešbutis ant vandens. Daugiaaukštis viešbutis. Bet tau patiktų ant vandens keliauti kažkur? Nu, kažkokią nedidelę kelionę, taip saugiu nuo kranto atstumu. Saugiu nuo kranto, kad parplaukti būtų galima? Būtų visai fainai. Žinai, kad yra uosto vartai. Jie apsaugo nuo tų bangavimų. Aš įsivaizduoju, kad jeigu tų uosto vartų nebūtų, tai čia tai banguotų, kad, nu, būtų šakės. Čia nepavalgytumėm ramiai šaltibarščių. Apskritai, nu, labai fainai ir tu papasakoji ir aš kiek va dabar sužinojau iš tų visų dalykų, iš tos vietos, kur mes esame. Toks namukas, bet kaip skaniai ta žuvim kvepia, ne? Jo. Eik tu savo. Tu pažiūrėk, kas ten. Čia vytenis. Negali būti. Jėga. Tik šitoks nustebimas, jo? Laikyk dviratį. Pajūrio jaunuolis. Va. Gražu. Oi, kaip malonu. Kaip malonu. Kaip malonu. Sveiki. Kur jūs čia blaškotės, mielojoje Klaipėdoje? Mes čia turim kelionę per visą Lietuvą. Taip. Kiaurai išilgai. Tai kaip jūs su tais dviračiais visą laiką? Ne visą laiką. Mes važiavom su traukiniu pačioj pradžioj. Taip. Iš Vilniaus į Kauną. Tada iš Kauno plaukėm į Nidą. Su raketa. Su raketa. Plaukėt kada raketa? Plaukiau puikiai. Puikiai, jums patiko? Patiko, labai. Čia aš atvažiavau į Klaipėdą prieš porą dienų. Su kuo, su automobiliu? Nuostabia priemonė, su kuria jūs nevažiavot ir nepaminėjot. Tai yra elektroautomobilis vaikučiai. Ir aš važiuoju, tarp kitko, po 2 dienų grįžtu į Kauną, galiu jūs pavežti. Labai gerai. Su viena sąlyga. Su kuria? Duosit pavairuoti? Oi, tau būtinai duosiu, nes aš mačiau tavo tanką. Šitą traktorių šitą. O pas mane komfortas, sėdėsi, žiūri. Pasikrovimo aikštelė. Jeigu pradėsi kabinėtis, yra toje trasoje, kiek nori, visur sustosi, pasikrausi. Gali mane pavežti? Važiuojam kavos. Važiuojam. Ir apžiūrėsim Klaipėdą tuo pačiu. Dabar jauskit svorio centrą, dabar būkit. Ne, aš laikau. Nereikia, Vidai, prašau. Aš laikau. Vidai, Jūs mane. Vidai, paleisk, taigi nelysk.
Va. Numink stipriai, greičiau. Kaip tu kreivai važiuoji? Tai kad jūs skrutinat klubais. Aš